Ar ir jums atrodo, kad kūdikio maitinimo priemonių yra tiek daug, jog sunku suprasti, ko iš tikrųjų reikia? Tai visiškai normalu, ypač laukiantis pirmojo vaikelio dažnai kyla klausimas, kam skirtas vienas ar kitas daiktas ir ar jo tikrai prireiks. Tai trumpai apie pagrindinės priemonės. Buteliukas skirtas maitinti nutrauktų pieno arba pieno mišiniu. Gertuvė tampa aktuali tada, kai vaikas pradeda savarankiškai gerti vandenį. Na ir svarbu rinktis gertuvę pagal vaiko amžių ir gebėjimus. Čiulptukas padeda patenkinti natūralų kūdikio čiulpimo refleksą ir daugeliui mažylių suteikia nusiraminimo jausmą. Pientraukis naudingas mamoms, kurios nori kaupti pieno atsargas, grįžta į darbus ar susiduria su žindymo iššūkiais. Sėlinukai, indeliai, pirmieji įrankiai, jų prireikia pradėjus primaitinimą. Jie padeda ne tik apsaugoti drabužius, bet ir skatina vaiką mokytis valgyti savarankiškai. Na ir svarbiausia suprasti, kad nėra vieno sąrašo, kuris tiktų visoms šeimoms. Vieniems vieni daiktai tampa nepakeičiami, kiti jų beveik nepanaudoja. Na ir mūsų tikslas visada yra ne tik pasiūlyti kuo daugiau prekių, o padėti tėvams išsirinkti tai, kas jų šeimai bus praktiška, naudinga ir tikrai naudojama kasdien. Tad kviečiame užsukti pas mus į Taikos prospektą 17 Klaipėda arba parašyti mums į Facebook ar Instagramą, pasikonsultuoti plačiau apie maitinimo priemonės.